Smėlio rožė, dar vadinama dykumų rože, selenito rože, barito rože, tai į rožės žiedą panaši kristalų grupė su įsiterpusiomis smėlio dalelėmis, susidaranti dėl kritulių sausringuose dykumų regionuose. Paprastai pagrindinis mineralas yra gipsas, baritas arba celestinas. Dykumos rožių darinius taip pat gali sudaryti ir kiti mineralai. Smėlio rožė tai mažytis, savotiškas besiformuojančios galaktikos centras. Tai pakankamai stipri energija, viską traukianti į save. Jeigu aplinka nėra labai įtempta, smėlio rožė sugeba tai, ką sutraukia, transformuoti savo centre. Bet jeigu aplinka itin sunki, rožę teks valyti dažniau. Ji tinka vaikų ar paauglių, kurių emocijos gana aštrios kambariui, naudinga miegamajame. Gali būti padėta svetainėje, kad palaikytų ramų ir harmoningą mikroklimatą. Šalia tiktų agatai ir rožinis kvarcas. Smėlio rožė naudojama ir gydymo sveikatinimo tikslams. Uždėta ant skaudamos vietos ramina skausmą. Tuo tikslu ji dedama ant natūralios medžiagos ar tvarsčio, o ne tiesiai ant odos. Galima naudoti vietoj taurių sergant bronchitu, pleuritu, naudingos gydant skrandžio ligas. Smėlio rožes imamas gydymui būtina dažniau valyti. Norėdami jas išvalyti, padėkite lauke dienai ar kelioms, palikite balkone ant lauko akmens arba padėkite ant žemės ar smėlio sumaišyto su rupia druska.